Prašom sėstis ir noriu paklausti. 60%, atsiprašau, 16%, ne 60%, 16% yra tikri kreditai, o visa kita greenwashing. Na, situacija dar blogesnė nei įsivaizdavau. Ir mes turime būti atsargus, turime siūsti teisingą žinutės ūkininkams. Tai gerai, imkim jauti už ragų. Ką jūs galite kiekvienas iš jūsų patarti? Ką mes galime padaryti ir kiek mes galime padėti suprasti ūkininkams, perprasti ūkininkavimo, tai yra anglės ūkininkavimo grėsmes arba rizikas ūkininkams. 16% iš tiesų yra labai nedidelis skaičius, bet kita vertus reikia suprasti, kad dabar yra tik tai pradžia. Ir kiekvienoje pradžioje mes susidurėme su trukdžiais. Sistema neveikia kaip turėtų veikti ir pakalbėkime apie tai, kaip ji turėtų veikti. Jeigu sistema yra reglamentuojama ES lygmeniu, direktyva, reglamentu, tą, ką daro komisija, ir ji yra papildoma nacionalinės valdžios teisės aktais, tai vadinasi, mums reikalingas labai skaidrus europinis CO2 išėmimo registras. Reikalingas labai specifinis auditas ir audito tarnybos arba kompanijos Europoje, kurios patvirtins arba ne, kad viskas daroma teisingai. Ir tik tai tada per labai konkretų finansinį mechanizmą, pavyzdžiui, per keitimąsi, ūkininkas, kuris iš tiesų saugo arba kaupia CO2, gali gauti pinigus. Ir tik tai pripažinus nacionaliniai valdžiai ir tik tai turint tą tokią bendrą ES priežiūrą, mes galime kažko tai pasiekti. Ar mes nesusidursime su sukčiavimo apgaulės atvejais? Be abejo, susidursime. Bet be to, ką aš įvardėjau, mes tikrai negalėsime sukurti tvirtos sistemos. Gerai, jūs paminėjote kelius priemonės, pavyzdžiui, audito mechanizmas. Ar nuo jo reikėtų pradėti? Ne, aš sakiau, kad visa tai, ką aš išvardėjau, yra tas vienas mechanizmas. Ir aš paminėjau būtinas to mechanizmo dalis. Europiniai teisės aktai, taip pat nacionaliniai teisės aktais, nacionaliniai registrai, europiniai registrai, audito funkcija ir taip pat keitimosi arba prekybos mechanizmas. Ponas Pranauskai, ar jūs sutiktumėte, kad šitie instrumentai ar jų derinys priverstų visą tą sistemą funkcionuoti geriau? Ir aš žinau, kad jūs esate paruošę vieną skaidrę, gal galima būtų ją parodyti. Kitą savaitę, rytoj susitikimas dėl Agri ETS, taršos leidimų žemės ūkyje susitikimas. Ir ten bus kalbama apie tos taršus leidimus. Ir aš
kalbėsiu lietuviškai. Kai kalbam apie carbon sekvestraciją, tai mes turėtumėm kalbėti ir apie CO2 emisijas. Tai yra labai svarbus ir pabandysiu paaiškinti lietuviškai. Analizė. Žinote, kad 90-ieji metai ES yra labai svarbus. Tai yra referenciniai metai, pagal kuriuos skaičiuojami mūsų įsipareigojimai sumažinti šiltnamio dujų emisijas. Šitoje pateiktoje lentelėje yra duomenys iš nacionalinių inventorizacijos ataskaitų 2008, 13, 18 ir 23 metų. 23 metų tuo metu buvo naujausia ataskaita. Čia yra duomenys visų 27 ES valstybių ir kalba eina ne apie emisijas, o kalba eina apie azotą išsiskyrus iš augalinių liekanų, crop residues, kuris paskui yra naudojamas apskaičiuojant NDO emisijas, pritaikius azoto emisijų faktorių ir NDO Global Warming Potential. Kitaip sakant, šitas skaičius nepriklauso nuo šitų dviejų koeficientų. Ką mes matome? Mes matome didžiulius skaičių svyravimus. Įsivaizduojame, kad 90-ieji metai kaip referenciniai turėtų būti kažkas stabilaus ir tvirto, tačiau taip nėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir emisijos lygiai taip pat svyruoja. Ką noriu pasakyti? Mes atlikome metano iš karvių, metano iš mėšlo, azoto išsiskyrimo iš azotinių trąšų, iš organinių trąšų, iš augalų liekanų ir net išanalizavome dirbamų organinių dirvožemių plotų pokyčius. Visur, beveik visų šalių duomenys svyruoja. Kitaip sakant, mes neturime patikimos sistemos. Antra, pasakysiu dar labai svarbų dalyką. Nuo 8 iki 23 metų keitėsi metano ir NDO Global Warming Potential. Aš dabar jums paaiškinsiu paprastą situaciją. Įsivaizduokit ūkininką, kuris 12 metais nutarė sumažinti metano emisijas karvių fermoje. Jis sumažino emisijas, įdiegė technologijas, investavo pinigus, sumažino emisijas 20%. 14 metais jam sako, tu šaunuolis, tu 20% sumažinai metano emisijas, kadangi tuo metu metano Global Warming Potential buvo 21, apskaičiuojam metano emisijas, šaunuolis, tavo emisijos sumažėjo 20%. 16 metais metano Global Warming Potential padidėjo iki 25 arba 20%. Ir tas ūkis iš, sakysim, pageidaujamo, jis tapo loseriu, atsiprašau, jis grįžo atgal. O apie 20 metus šitas Global Warming Potential padidėjo iki 28. Tai jo visos investicijos nuplaukė šalin. Taigi, antras dalykas, mes neturim stabilios sistemos apskaičiavimam ūkio lygmenių. Trečias dalykas, ir baigsiu aš. Dar pasakykit, neturim stabilios sistemos apskaičiavimui ko? Emisijų apskaičiavimo, emisijų vertinimų. Ūkio lygmenį. Ir paskutinis dalykas, ką aš pasakysiu. Mūsų šita sistema praleidžia patį svarbiausią komponentą. Tai yra CO2, kuris yra sukauptas maisto produktuose. Žemės ūkis Lietuvoje išskiria apie 100 000 tonų CO2. Gryno CO2. Amerikiečių duomenimis vienas vidutinis amerikietis sunaudoja apie 50 kg anglies. Iš kur? Iš maisto. Sunaudoja. Tai yra ta, ką ūkininkas užkonservavo savo produktuose ir atidavė gyventojams. 50 kg CO2, jeigu verčiam, tai yra anglies verčiant CO2, sudaro apie 170 kg CO2. 170 kg kart 3 milijonai susidaro apie 500 000 CO2, kurį ūkininkas sukaupė savo ūkyje, atidavė mums visiems, bet mes šitų 500 000 niekur neskaičiuojame. Ačiū. Tai gerai, aš supratau, neturim patikimos sistemos, neturim stabilios sistemos emisijų vertinimui ir sistema, kurią turim, praleidžia CO2, kuris sukauptas maisto produktuose. Ačiū už šitos entuziastingai pasakytus punktus. Yra vienas prašymas iš auditorijos, toks kaip komentaras, bet aš kažkaip jį sušvelninsiu ir mes pabandysim dar truputėlį ties jumis apsistot. If somebody understands that table, Tas, kas supranta lentelę, yra genijus.
lentelei, kad žmonės turbūt gal pagautų bent jau tokią pirminę logiką, kur čia veda tos rodiklės. Ir va taip paprastai žmonių kalba, jeigu pasakytumėt, kas čia per lentelę. Žiūrėkit, kalbam, sakysim, apie 8 metus, iš augalų liekanų išsiskyrė tiek azoto. Tiek buvo apskaičiuota nacionaliniai inventorizacijos ataskaitoje. Įmame nacionalinę inventorizacijos ataskaitą 13 metų ir mes matome, vienur padidėjimas, kitur sumažėjimas. Viskas vyksta pagal IPCC guidelines sistemą. Taip? Įmam kitus metus, 18 metus, vėlgi tie skaičiai vienur didėja, kitur mažėja. Visi tie skaičiai yra 90 metais, 1990 metais iš augalų liekanų išskirtas azotas. Bet jie visi skiriasi ir kaip matot, pats paskutinis skaičius skiriasi 5 kartus. Tai yra faktas, duomenys paimti iš Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijos submissions duomenų, tai ten yra jie teikiami. Tas panaši situacija, kaip aš sakiau, su metanu, panaši situacija su metano emisijom iš mėšlo, panaši situacija su azoto išskyrimu, azoto, ne N2O, bet azoto išskyrimu iš organinių trašų, augalų liekanų minėjau, taip pat ir su mineraliniam trašom, tiesa, ten paklaida truputėlį maža. Mes neturime jokio stabilumo. Šitų duomenų niekas negali paaiškinti, kodėl skiriasi azoto skaičiai 90 metais išsiskyrė iš augalinių liekanų šiuo atveju. Gerai, kol kas labai ačiū Jums už tokį entuziastingą papasakojimą. I want to also approach someone who hasn't... Ir aš norėčiau kreiptis į tuos, kurie dar nekalbėjo, ir tai bus Konstantinas. Aš apibendrinsiu. Mes neturime tos stabilios sistemos, mes neturime audito mechanizmo, neturime to pripažinimo iš nacionalinių valdžios institucijų ir taip pat neturime audito, neturime taip pat ir patikimos sistemos emisijoms vertinti. Ir taip pat negalime įvertinti CO2, kurį gauname su maisto produktais. Ir visam tam reikalingi sprendimai, tai kokiegi jie yra ir kokie turėtų būti leidimų sistemos sprendimai. Manau, galime visada kritikuoti bet kokią sistemą. Visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams už šį renginį, tai yra tikrai puikus ir labai naudingas ir įdomus. Man tai yra pirmas kartas, kai lankausi Lietuvoje ir man tikrai labai patinka. Sutikau daug puikių žmonių čia. Taip pat noriu padėkoti Grigorijusui už labai informatyvų pristatymą ir tarp kitko aš dar pasivoksiu iš jo porą skaidrių. Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Mūsų įmonė pradėjo 21 metais savo veiklą, taigi mes esame praktiškai startuolis. Ir mes norėjome padėti ūkininkams pereiti nuo to įprastinio ūkininkavimo į to tokio geresnio, ekologiškesnio ūkininkavimo, nes Bulgarija yra grūdinė valstybė. Aš neturiu jokios patirties gyvulininkystėje arba tame sektoriaus segmente, taigi čia negaliu jokių patarimų šioje srityje dalinti. Mano verslo partneris Borisas, jisai turi gyvulininkystės patirties, tai jisai patyrė tas problemas, jisai ne iš gyvulininkystės, iš sėklininkystės ūkio, tai yra buvo auginami grūdai jo šeimos ūkyje. Aš pats neturiu jokios žemės ūkio patirties. Taigi mes suliejome jo žinias žemės ūkio srityje su finansinėmis žiniomis, kurias aš turiu 20-ųjų metų pradžioje. Anglies dvideginio kreditų programa tuo metu dar tik tai buvo kuriama. Tai buvo visiškai savanoriškų principų veikianti rinka, jinai buvo atvira ir jinai labai sparčiai plėtojosi. Europos Sąjunga ėmėsi šitos iniciatyvos, norėdama sukurti sistemą. Tai nėra direktyvos pagrindų grindžiama sistema. Sistema tai yra tai,
kuri negali būti, kaip sakyti, kaip nori interpretuojama, tačiau jinai yra apibrėžta tam tikrais principais. Ir dėl to labai svarbu žinoti. Ir savo darbe mes matėme, kad negali visiems sakyti, daryti tą patį ir tikėtis tų pačių rezultatų. Nepamirškime, kad žmonės ūkininkavo galbūt jau paskutinius 30 metų ir tuo metu klimatas buvo stabilus, kainos stabilios ir praktiškai darei kaip įpratęs. Ir anksčiau ūkininkai, kaip ir dabar, taip ir anksčiau gaudavo visai gerus rezultatus. Ir staiga per pastarosius 5 metus viskas iš esmės pasikeitė ir žemės ūkis nebėra toks, koks buvęs. Kai kuriuose Europos šalyse, pavyzdžiui, Baltijos regione, oras švelnėja, jūs gaunate daugiau saulėtų dienų, taigi grūdų kultūroms yra gerokai geriau. Bet, tarp kitko, sako Živilė, mes gauname gerokai daugiau karščio bangų ir mažiau dienų žiemą, kai yra sniego danga, taigi taip pat mes patirime tam tikrų nepalankių reiškinių. Be abejo, net nebejoju. Tačiau padėtis pietinėse valstybėse dar labiau prastėja. Ir dėl to turi būti kažkokie tai pokyčiai daromi toje įprastinėje ūkininkavimo praktikoje. Ir dėl to mes suformulavome savo idėją, kokie būtų tie mūsų pasiūlymai verslui. Mes matėme, kad mūsų renkami duomenys leidžia pažvelgti į tai, kokią vertę mes galėtumėm suteikti ūkininkams. Kaip sakiau, Borisas, mano partneris, jisai turėjo ūkininkavimo patirties. Taigi, visų pirma, jis norėjo, kaip suteikti vertės, savo veiklą suteikti vertės ūkininkams, kad už vieną investuotą eurą jie gautų 1,5, pavyzdžiui, euro. Ir mes suvokiame, kad tai, ko mums trūksta, iš esmės, kaip kad ir kepdamas duoną, sumaišai kažkokius atskirus ingredientus ir gauni tą geresnį produktą. Panašiai ir mūsų atveju buvo. Mes pradėjome rinkti duomenis iš Bulgarijos. Bulgarija tai yra nedidelė šalis. Ir matėme, nepaisant to sąlyginai nedidelio dydžio, matėme, kad yra daug skirtumų. Klimato tipai, netgi dirvožemio tipai, sėjomainos principai atskiriuose regionuose skiriasi. Ir visą tai mes turėjome įvertinti tos skirtumus prieš priimdami sprendimus, ką patarti ūkininkams, norintiems perėti nuo įprastinio ūkininkavimo prie to pažangesnio ūkininkavimo. Ir praktiškai, jeigu mes, tas procesas panašus galbūt į norą tapti, pavyzdžiui, olimpinių svorio kilnotojų. Ir kiekvienam iš mūsų prireiktų ne vienodai laikotarpį, vienam galbūt 5 metų, kitam ir 10 metų reikėtų, kad jie taptų olimpinio lygio sportininku. Taigi tam, kad galėtum tapti tinkamų mitybos specialistų, kad galėtum pateikti konsultacijas, negali to padaryti nesukaupęs patirties. Tuo tarpu žemės ūkyje kiekvienas perėjimas turi būti kaip įmanoma subtilesnis, tam, kad tas pasibandymas jums per daug nekainuotų. Nes mes matėme, kaip ūkininkams nepavyko kažkas, nes jie drastiškai ėmė kažką tai keisti. Jie matydavo, kad pagal reglamentavimą numatyta, kad nuo kitų metų turite pradėti daryti štai vieną ar kitą, o nustoti daryti kažką kitą. Ir paprastai žmonės, tie, kurie rašo teisės aktus, jie neturi žemės ūkininkavimo patirties, jie net nėra buvę ūkyje, net nežino, kaip sklandžiai ir palaipsniui įlieti tos naujas tvarkas į ūkininko gyvenimą, o ne primetant tai labai drastiškai ir radikaliai. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, tam tikri žemės ūkio agregatai turi tiek daug duomenų kaupę ir dabar staiga reikia pereiti į tą kitokio tipo ūkininkavimą. Taigi mes surinkome visus tuos ūkiuose kaupiamus duomenis, suvedėme juos į dirbtinio intelekto programas tam, kad galėtumėm pateikti ūkininkams pasiūlymus, kad jie galėtų sklandžiai pradėti perėjimą. Ir tas procesas yra tęstinis, jis niekada nesibaigia, nes klimato kaita taip pat vyksta neprognozuojamai. Taigi, anglis kaip kredito sistema jūsų šalyje, sėkmė ar ne? Dar jinai tik tai startuoja, tiesą sakant. Ponas Lapinskas turėjo pasitikrinti pavardę, atsiprašau. Sistema dar tik pradeda startuoti.
akivaizdu, kad bus kažkokių kliūčių kelyje, nes mes turime žiūrėti kaip į anglies kreditus, visų pirma, kaip anglies sumažinimą ir pašalinimą. Žemės ūkis, kuris gali prisidėti prie anglies dvideginio pašalinimo, nes kiekvienas sektorius gali sumažinti anglies dvideginio kiekį, tačiau kaip jį sugauti, kaip jį pašalinti, tai sugeba padaryti nedaugelis sektorių. Vienas iš jų žemės ūkis. Ir dėl to tas perėjimas nuo tradicinio prie tvaresnio ūkininkavimo žemės ūkyje gali iš esmės pasitarnauti siekiant klimato kaitos tikslų. Iš ūkių surenkami duomenys gali būti perduoti antriniam lygmeniui, pavyzdžiui, gamykloms, kurios suteikia papildomos vertės grūdams, tada maisto perdirbėjams, tada mažmenininkams. Taigi visi tie dalyviai maisto gamybos ir tiekimo grandinėje, jeigu jie teisingai analizuos šitos duomenis ir pasižiūrės, kokios yra emisijos, tų taršos emisijos, jiems reikės gauti tos duomenis iš žemės ūkio. Grigoriui, ar mes čia išvelgiame didelį potencialą naudoti skaitmeninius įrankius? Be abejo, atsako Grigorius. Kiekvienas skaitmeninis įrankis suteikia galimybę analizuoti daugiau duomenų ir padaryti tai sparčiau ir realių laikų. Taigi ateityje, manau, bus vis labiau integruojami skaitmeniniai įrankiai. Ir mes nebeturėsime prašyti ūkininkų įsigyti arba sumokėti už šios įrankius. Būtent tie didieji tos korporacijos tuos įrankius turės suteikti ūkininkams, nes kas daugiausia gaus naudos iš tų didžiųjų duomenų, tai ne kas kitas, o tos korporacijos, kurios perdirbėjai. Ar kažkas norėtų kažką papildyti? Konkrečiai dėl tų specifinių elementų, kurie buvo išvardinti, tai tas audito mechanizmas, taip pat teisėkūra, specialus registras duomenų, kad ta sistema geriau veiktų. Žinoma, visi tie parametrai yra labai svarbus. Tačiau jeigu mes pažiūrime per vertės kūrimo grandinę, pasižiūrime, nuo ko viskas prasideda, mes čia matome du veiksnius. Tai yra ūkininkas ir vartotojas kitame gale. Ir manau, šios abi dvi pusės vertės grandinė turi šviestis. Jiems reikia daug įgūdžių, daug suvokimo ir tokių įvykių, renginių kaip šis. Ir galbūt aš pasakysiu dabar tai, kas nelabai populiaru ir nemalonu girdėti. Maisto kaina turi išaukti tam, kad būtų galima įtraukti tą savikainą papildomą darbą, kurį turės atlikti ūkininkas. Ir žinoma, ūkininkai galėtų gauti kompensaciją už tas vadinamus anglies kreditų sistemą. Panašiai kaip, pavyzdžiui, jeigu žmogus įsigyja ekologišką produktą, tai ūkininkui turėtų būti už tai kompensuojama. Jeigu mes įsigyjame klimatui neutralius produktus, turime būti pasirengę už juos sumokėti daugiau. Ir jeigu mes norime mokėti pigiai, įsigyti pigiai maistą, tada mes nieko nedarome aplinkosaugai. Ir 2/3 visos savikainos iš esmės sudaro tos dedamosios, kurios neįtrauktos į produkto sukūrimo tos atskirus žingsnius. Manau, kad reikia komunikuoti, edukuoti, mokyti abidvi vertės kūrimo grandinės pusės, ūkininkus ir vartotojus, tam, kad drauge suprastumėm, kodėl yra įvedami vieni ir kitokie reikalavimai, kodėl maisto produktai turi kainuoti tiek ar tiek. Aš pasižymėsiu šitą mintį, edukuoti abidvi vertės kūrimo grandinės pusės, ir taip pat ir Pranauskas, ir ponas Lapinskas taip pat galėtų reaguoti. Pradėkime nuo pono Pranausko. Aš visiškai Aš nepriimu reakcijos į mano lentelę kaip kritiką. Aš tik noriu pasakyti, kad dabartinė sistema neatsižvelgia į tos faktus. Ar kažkas gali paaiškinti, kodėl tie duomenys šitaip keičiasi? Duomenys iš 90-ųjų metų, mes turime tą pačią sistemą. Ir tie skaičiai absoliučiai skiriasi nuo 2005 duomenų.
Mes norime, kad būtų įdėkta nacionalinė anglės dvideginio ūkininkavimo sistema, kuri leistų pateikti stabilius nacionalinio lygio anglės dvideginio skaičiavimo ir vertinimo parametrus. Tom, ko mes ir užsiimame 2018. Kur mes esame? Mes turime kažkokį tai... Aš labai greitai jau baigsiu. Jeigu mes atsižvelgime tik tai į sekvestraciją dirvoje, tada galbūt ūkininkai turės susimokėti už tai, kad jie išskiria CO2 pagal tą sistemą, kaip jinai yra skaičiuojama pagal tą lentelę. Negalima tiesiog žiūrėti į vieną dalyko pusę, reikia žiūrėti holistiškai, abi pusės. Čia tikrai nereikia atsiprašyti, gerbiamas Pranauskai, už tai, kad jūs turite savo tvirtą nuomonę, to mes čia ir susirinkom išklausyti nuomonių. Taigi, gerbiamas Lapinskai, kaip jūs pakomentuotumėte tai? Man yra visiškai akivaizdu, kodėl tie duomenys taip keičiasi. Tie duomenys keičiasi visur. Aš galiu pateikti panašių skaičių ir iš miškininkystės. Anksčiau buvo teigiama, sakoma, prieš 10 metų, kad mes turime 6,1% solidžių kubinių metrų per 1 hektarų išauga tie miškai. Ar žinote, kokie dabar skaičiai? Dabar mes kalbam apie 10 solidžių, ten tų tvirtų kubinių metrų hektare. Kodėl? Todėl, kad buvo įvestos naujos rūšis, todėl, kad miškas bręsta ir panašiai. Taigi mes turime sukurti tokią sistemą, kuri pati sugebėtų prisitaikyti prie kintamų duomenų. Ir aš net negaliu įsivaizduoti, kad staiga visi ūkininkai gaus kompensaciją už tą vadinamą anglies kreditą, kadangi dabar pagal mūsų BŽUP politiką mes tiesiog visiems apdaliname paramą už bent jau dadamas pastangas tai padaryti. Pastangų neužtenka, reikia kompensuoti ūkininkams už pasiektus rezultatus. Darant tai, kas jau buvo patvirtinta kaip paveiku. Ir tikėkime, kad mokslininkai artimiausiu metu patvirtins tam tikrus metodus. Taigi, jeigu ūkininkas vadovausis tais patvirtintais metodais, jis bus audituojamas ir tada kažkas atvykęs iš pramonės, kuriam reikia šitų anglies kreditų, įsigys tų kreditų per biržą ir ūkininkas gaus pinigus. Ir mes turime kompensuoti ūkininkams ne už pastangas kažką daryti, bet už konkretų rezultatą. Ačiū labai, gerbiamas Lapinskai. Dabar aš norėčiau paklausti Grigorijaus ir Konstantino jų nuomonių. Iš to, ką aš girdžiu, ir kad Lapinskas šiuo metu kritikuoja anglės kreditų sistemą, kad yra apdovanojami ūkininkai už pastangas, o ne už rezultatus, kad tiesiog visiems daliname pinigus už patį procesą, ne už rezultatą. Ar jūs pritartumėte? Aš, tarp kitko, visiškai pritariu jo teiginiui, kadangi jis kritikavo sistemą veikusi iki šiol. Taip, aš kritikuoju dabartinę sistemą, kuri yra absoliučiai bloga. Kadangi ši sistema sukūrė tokį sektorių, kuri yra priklausoma, yra nuo subsidijų uždadamas pastangas, o ne už rezultatą. Kadangi nebuvo sukurta sistema, kaip faktiškai išmatuoti tų pastangų rezultatus. Ir tą reikia keisti. Problema yra ta, kad kai sukuriame tokią didžiulę, tokią tikslinę grupę žmonių, kurie buvo įpratę daryti tai, ką daro ir už tai gauti pinigus. Be jokių. Praktiškai tas vyksta Bulgarijai. Dauguma ūkininkų, priklausomai nuo jų dydžio, jie gauna subsidijas, nieko nekeisdami. Ar tiesiog kažką ten manipuliuodami tą savo ataskaitą. Ir tada, kai mes nuvykstame į ūkininkus ir paklausime, kokios problemų. Kažkas, tai per sausra, tai nelyja, tai dirva tokia, tai anokia. Arba kad tas kažkoks pasėlis neauga, sėjomada neveikia. Ir tada mes klausime, per visą šitą laikotarpį gavote pinigų ir nieko nepakeitėte. O dabar mes turime pasakyti, kad jūs turite štai tą, aną ir kitą pakeisti. Ir jūs dabar esate skeptiškas. Ir tokių žmonių, ūkininkų, priklausiusių nuo pašalpų, sudaro didžiąją masę. Ir dabartinė sistema tiesiog pakenkė dabartiniams ūkininkams ir žvelgiant į ateitį.
Taip, mes turime kalbėti apie ateitį. Jeigu sakome, kad ta sistema nebeaktuali ir aš iš auditorijos gavau klausimą. Prašome, apiprašykite vienu žodžiu problemą ir kokius sprendinius jūs norėtumėte. Aš galiu, sako Lapinskas. Vieno sakinio nepakaks. Žemės ūkis, tai nėra vienu sakiniu apibūdinamas verslo sektorius. Tas pats, kas pasakyti žmoniui su viršsvoriu, mažiau valgyk, daugiau sportuok. Ar tai padės? Ne. Tai neatspindės visos teisybės. Skirtingi žmonės turėtų spręsti problemą skirtingais būdais, jeigu jie nori rasti jiems tinkantį sprendimą. Tam, kad būtų galima paskatinti ūkininkus, jiems yra siūlomos ir žadamos tam tikros paskaitos už tai, kad jie turės tų anglies kreditų. Kaip mes galime įveikti tas svyruojančias kainas? Ar tai neprimins kažkokio tai lyg ir lažybų, kažkokio tai principų veikiančios sistemos? Aš visiškai nepritariu tam dalykui, kad šiuo metu yra tokios lankščios kreditų kainos. Visa žmonijos istorija yra pagrįsta bandymais, kurie baigėsi sėkme arba nesėkme. Ir akivaizdu, jeigu mums kažkas tai nepavyks, tada imsimės kito būdo. Ir mes patobulėsime. Tai ta prasme, kuo patikimesnė anglies kreditų rinka yra, tuo stabilesnė ir kaina bus. Visgi manau, kad ūkininkams reikia tokio holistinio požiūrio tam, kad jie galėtų taikyti savo anglies kreditų sprendinius, užuot orientavusius tik tai į kokią kainą jie gaus už tai, kad jie vykdys tos anglies kreditus. Subsidijos, paskatos, vartotojų, priimtinumas vartotojams ir kažkokie papildomas pajamų šaltinis iš tokių parduotų kreditų, tada, manau, ūkininkai eis tinkamą linkme. Bet visgi nepanašu, kad ūkininkai labai linktų į tą taikyti holistinį požiūrį. Aš įsivaizduoju, čia anonimas, sako. Aš žinau, kad gyvulininkystės ūkiai gaudavo anglies kreditų sistemą. Nepaisant to, kad mes neturime tokios programos, yra būdų ir metodologijų, kaip rotacijos principų tiesiog vykdyti tą ganiavą gyvulių ir tada galime sekvestruoti daugiau anglies dirvoje. Tokia programa jau veikia, yra Jungtinėse valstijose taikoma. Šiuo metu mes diskutuojame su jų amerikiečių turiuomenį gyvulių rančo arba tų tiesiog ūkių savininkais, tačiau tik kalbam apie tą rotacinį ganimą. Pone Pranauskai, kaip jūs komentuotumėt? Atsiprašau, bet aš nepritariu. Jeigu jūs esate susipažinę IPCC gairėmis, jūs žinote, kad ganiavos metu išskiriamas azotas sudaro iš viso 2%. O iš įprastinės įrangos tas mėšlas generuoja tik tai 1% azoto. Taigi pagal tą siūlomą ganiavos, rotacinės ganiavos principą būtų dar daugiau azoto išskiriama. Tai aš nepritariau. Manau, kad mes kalbame apie anglį, bet ne apie azotą. Reikėtų kažkaip atskirti. CO2 yra anglis. Aš čia dar norėčiau papildyti vienu papildomu momentu. Mes turime suprasti, kad šita sistema konkrečiai anglies saugojimo ir kaupimo dirvoje ir priekybos anglies kreditai sistema veiks tik tai tada, jeigu tie ūkininko veiksmai bus, ar tos pastangos truks ne metus, ne 2, mes turime kalbėti apie ilgalaikę sistemą. Jeigu mes kalbame apie miškininkystę, mes turime bent jau kalbėti apie 20 metų laikotarpį, nes ko mums reikia, mes turime sekvestruoti anglį ilgesniam laikotarpį. Ir dėl to net ir žemės ūkiai turės būti sukurti tokie labai arba apibriežti aiškus žingsniai, kaip reikėtų vykdyti užsiimti ūkininkavimu, kurie tie žingsniai bus skirti ilgalaikiams tikslams pasiekti.
Manau, kad niekas tikrai tam neprieštarautų. Aš suteiksiu žodį ir gerbiamam Pranauskui, bet pirmiausia, Konstantinas. Kai mes pradėjome pristatinėti tą anglies kreditų sistemą ūkininkams ir mes pradėjome su keliais iš jų dirbti, mes pastebėjome, kaip kai kurie iš jų pasikeitė, jų mąstysena. Iš pradžių jie klausė, o kiek aš iš to uždirbsiu? Pagrindinis klausimas. Ir kai mes pradėjome aiškinti tą procesą, pradėjome adaptuoti visą tą technologiją tam, kad pakeistumėm tą įprastinę praktiką, remdamiesi tais iš jų surinktais duomenimis, kaip pakeisti tą tręšimo dažnį. Ir tie ūkininkai pradėjo mumis pasitikėti mūsų teikiamomis duomenų analizėmis. Ir laikui bėgant mes pastebėjome, kad pasikeitė jų mąstysena nuo to klausimo, kiek aš uždirbsiu, į kaip aš galiu tapti geresniu, nes anglies sekvestracija ir pašalinimas priklauso nuo to turto, kurį turi ūkininkas. Čia ne sandėliai, ne traktoriai, tai yra žemė. Ir mes supratome, kad jo ta mintis nuėjo nuo to, kiek aš iš to uždirbsiu, kaip aš galiu praturtinti savo žemę, kad jinai taptų derlingesnė, pavyzdžiui. Ir didžioji dalis mūsų klientų, tarp kitko, nebuvo studijavę tos klasikinės agronomikos. Jie buvo arba verslininkai, arba teisininkai, kurie tapo ūkininkais, turėjome priekybininkų, kurie perėjo į ūkininkavimą. Tie, kurie buvo labiau verslininkai, jie supranta, kas yra jų turtas ir jie žino, kaip apginti tą savo turtą. Nes pirma taisyklė – saugok savo turtą, o turtas žemės ūkyje pagrindinis tai yra žemė. Ir tai yra ta valiuta, o nepamirškime, kad anglis yra tam tikra valiuta, nieko nenutinka, dirva tampa praturtinta, jeigu jinai gali į save sugerti daugiau anglies. Taigi galite tikėtis geresnio produktyvumo, jeigu jūsų dirva yra derlinga. Taigi, jeigu mes galėtumėm pakeisti žmonių mąstymą nuo to, ką jie už tai gaus, į kaip jie gali tapti geresni ir padidinti savo turto vertę, manau, tai padėtų ūkininkams būti mažiau besipriešinantiems tiems siūlomiems pokyčiams. Gerbiamas Pranauskai, kaip jūs norėtumėte aplikuoti? Ilgalaikiai susitarimai niekada neveikia žemės ūkyje. Pasakysiu pavyzdį. Prie 10 metų Global Warming Potential, tai metano potencialas, metano keliamas šiltnamio efektas padidėjo 20%. Kas garantuos, kad tas efektas neišaugs dar papildomais 30%. Tai jeigu dabar turėsime ilgalaikį susitarimą, vis tiek neturėsime jokių garantijų. Visose formulėse, kuriuose skaičiuojamos metano emisijos, tiesiog nėra būdų. Tačiau Grigorijus sakė, sistema, kuri galėtų pati reaguoti į kintamus duomenis, tai galėtų būti ilgalaikiai perspektyvų, jeigu sistema sugebėtų reaguoti į tos pokyčius. Taip, tokia sistema galėtų adaptuotis ir būti proceso dalimi. Nes kai jūs sudarote susitarimus su tais, kurie pirks anglies kreditus, dėl to, kad jums 10 metų į priekį pasižadėjote, kad 1000 CO2 jūs sugebėsite užkonservuoti savo dirvoje. Ir jeigu jums buvo pažadėta už 100 000 tonų to sukaupto CO2, jūs gausite tiek ir tiek. Ir visiškai nesvarbu, kaip ten Lietuvoje ir pasaulyje keisis metano emisijos. Jums jau yra galbūt kaina keisis, tačiau jūs sudarėte susitarimą. Ir jeigu jums yra jis naudingas, jūs sudarote tą sutartį. Tokia yra esmė. Labai trumpai. Kalbėkime labai aiškiai. Mes čia kalbame apie neto vertę, neto emisijas, pozityvias arba neigiamas. Aš turiu omeny anglies sekvestraciją ir anglies išmetimus. Jeigu aš turiu didelius išmetimus, ką aš galėsiu tada parduoti? Aš turėsiu susimokėti už jas. Dėl to
dėl to, kad kažkas pakeitė metano tos įtakos pasauliniam globaliniam apšilimui, tą vadinamą parametrą. Ir tai bus, tas rodiklis bus nuolat įtraukiamas į visas metano apskaičiavimo formulės ir panašiai. Aš kaip suprantu, abu jūs esate teisūs, vienaip ar kitaip teisūs. Ačiū labai. Aš galbūt galiu šiek tiek į makro lygmenį šios diskusijos pereiti. Mes turime visų pirma užsiauginti pasitikėjimą. Ir visiškai suprantama, kad ūkininkai nenori jaustis kažkokiamis eksperimentinėmis jūrų, kaip sakyti, kiaulytėmis, bandomaisiais triušiais, kaip mes sakytumėm, tokioje sistemoje. Yra daug tokių išmanių verslininkų, agronomų, kurie siūlo vieną ar kitą verslo modelį. Tačiau pasitikėjimui reikalingas laikas ir reikia, kad abi dvi pusės judėtų viena link kitos, kad pasiektų bendrų tikslų. Ūkininkai taikė tvariasias technologijas, kurios techniškai išauga jų esminio turto vertę ir kainą. Ir iš to požiūrį žiūrint, kaip ir bet kuriame kitame versle, jeigu jūs turite restoraną ar sandėlį, jūs norite, kad tas pastatas būtų kaip įmanoma geriausios būklės, kad tas pastatas būtų patrauklus tiek jūsų klientam, tiek kad vėliau galėtumėte jį parduoti, jeigu reikės. Taigi turite šviesti ūkininkus, taikyti tokius pačius principus. Ir tik tai tokiu būdu ūkininkas matys vertę tiek savo patiems, tiek ir kitiems ir ateities kartoms. Ir tai padėtų mums užsiauginti pasitikėjimą. Tuo tarpu iš ūkininkų mes girdime, kad jis teigia, kad visada yra lengviau apkaltinti tos smulkius ūkininkus, o pamirškime tas didžiasias korporacijas, kurios išmeta daugiausia CO2. Mes turime išklausyti jų nuogastavimus ir padaryti tai, ką jie gali, ir prašyti jų, kad jie gyventytų tai, kas yra įgyvendintina. Galbūt yra vienas komentaras, kuriuo sutiksite ar ne. Aš esu ūkininkas ir verslininkas ir ilgalaikės garantijos praktiškai nėra įmanomos. Nei verslininkas, nei ūkininkas neturi ilgalaikių garantijų. Šios dvi šakos visada yra susijusios su rizika. Ar tu būtum verslininkas ar ūkininkas, rizikos neišvengsi. Yeah, but principally if we are talking about... Bet jeigu kalbėsime apie rinkas, apie žemės ūkio rinkas, taip, jos dabar nėra stabilios. Bet jeigu pridėsime dar daugiau nestabilumo dėl emisijų, tai niekas nieko nežino, ko reikės, kokie reikalavimai bus ateityje. Ir kaip vertinti iš šios perspektyvos verslą. Aš noriu pasakyti, kad mes jau turime puikiai veikiančių pavyzdžių Europos lygmenių. Tai yra ETS sistema, taršos leidimų prekybos sistema, veikianti energetikos srityje. Šita sistema yra visiškai aiški, visiškai skaidri ir jinai labai aiškiai veikia. Pavyzdžiui, yra kogeneracinė elektrinė, mazutų kūrenama. Tai jeigu aš pakeisiu atsinaujančiais šaltiniais, aš sutaupysiu kreditų, ir kurios galėsiu parduoti rinkoje. Ir gausiu pinigų, iš kurių galėsiu finansuoti konversiją. Aš įsivaizduoju, kad taip pat galima padaryti ir žemės ūkyje. Jeigu yra patvirtinti metodai ir įrankiai, kaip ūkininkai galėtų gyvendinti, kaip išmatuoti, jeigu viskas yra skaidru ir išmatuojama, tai tada sistema veiks puikiai. Bet reikia suprasti, kad tai nėra kasmetinė sistema. Tai yra sistema, kuriai reikalingi ilgalaikiai įsipareigojimai ir ilgalaikės lėšos. Yra trys šaltiniai šiltnamio dujų – CO2, N2O ir metanas. Jūs kalbate apie CO2 ir čia viskas paprasta.
nes jų kažką tai deginate, išsiskiria CO2. Iš principo. Bet žemės ūkis išskiria ir metaną, ir suboksinus. Ir tada yra taikomi tie anksčiau minėti koeficientai klimato kaitos koeficientai. Taip, bet su metanu galima padaryti lygiai taip pat, skaičiuoti. Jeigu pasikeis šėrimo metodai ir jeigu tai bus moksliniais metodais pagrįsta, tai taip, jūs tada pagrindžiate, pakeičiate, staupote, parduodate, gaunate pinigų. Gerai, o dabar pereikime prie kitų klausimų, tokių, kurių tikriausiai Konstantinas galės atsakyti. Gal galite pateikti pavyzdžių duomenų, kurie yra svarbus įprastiniam ūkininkavimui? Bet kokiam ūkininkavimui, net nebūtinai įprastiniam, sako Konstantinas. Mes tarkim, augalininkystė, gyvulininkystė duomenų rinkiniai gali būti skirtingi, tą reikia suprasti. Bet ūkininkavimui svarbus yra duomenys apie dirvožemį, fiziniai, cheminiai duomenys. Ir tą daro toli gražu ne visi ūkininkai, bet jiems yra naudinga žinoti, kaip keičiasi dirvožemio biologija, netgi mikrobiologija, kaip keičiasi dirvožemio. Taip pat labai svarbu žinoti, koks yra dirvožemio tipas, ar priesmėlis, ar tai yra molis, klimato informacija. Reikia žinoti, kokioje klimato zonoje yra ūkis ir kas vyksta didesniu tuo klimatiniu masteliu. Nes ūkininkas gali būti įsitikinęs, kad jo ūkis yra sausiausioje šalies dalyje. Bet lygiai tą patį gali pasakyti ir kitas ūkininkas, bet jie nežino, kokios tai priežastys. Tarkim, jie mato debesį, iš kurio lyja, bet tai toli gražu ne toje vietovėje, kur yra tas ūkininkas. Tai, manau, kad visa šita informacija tiesiog apibendrinus leistų suprasti, kas kaip ir kodėl. Tai yra duomenys, kuriuos mes analizuojame, taikydami savo dirbtinio intelekto technologijas ir programas. Mes taip pat nagrinėjame, kaip galima derinti įvairius pasėlius, taip pat kokius tarpinius pasėlius taikyti ir tam tikri rodikliai, pavyzdžiui, NDVI indeksas gaunamas iš palydovo. Jeigu jūs palyginsite tuos duomenis su telematinė informacija, jūs galite gauti, arba galite suprasti, galbūt kur slypi problemos ir tada vykti į vietą ir ieškoti sprendimų. O iš ūkininko perspektyvos, mūsų ūkiai atstovauja toms didelėms bendrovėms, taikomos tiksliojo ūkininkavimo technologijos, tręšimas
ir tikrai duomenų surenkama yra daug. Kai kurie ūkiai yra mišrūs ūkiai, ten susidaro ir mėšlo ir jie tikrai renka duomenys, jie žino, ką daro, bet ką mes išvelgiame, kad yra daug problemų su metodologija. Neturime įrankių, kad galėtumėm objektyviai įvertinti savo veiklą. Aš pritariu, nes kalbame apie ateities sistemas, bet mes nežinom, kaip bus ateityje. Aš galiu kalbėti principų lygmenių ir taip, mes turime sukurti patikimą sistemą. Manau, kad ateityje sistemos turi būti grindžiamos technologijomis, kurioje būtų atsižvelgta į ūkių ir ūkininkų įvairovę, pasėlių įvairovę. Reikia suprasti, kad nėra vieno sprendimo, kuris būtų geras visiems. Turime pasinaudoti duomenų technologijomis, kad galėtume funkcionaliai pakeisti ir patenkinti įvairiose vietovėse, šalyse dirbančių ūkininkų poreikius. Ir galbūt paskutinis klausimas prieš apibendrinant. Ką Jūs galvojate? Ar nacionalinės institucijos svarbios taršos leidimų prekyboje ir ar reikėtų viską patikėti privačioms įmonėms? Gerai, bet kuo mes labiau pasitikėme, ar viešojo sektoriumi, ar privačiu? Aš manau, mūsų projektas parodė, kad būtinai turi dalyvauti nacionalinės valdžios institucijos. Mes į savo projektą įtraukėme aplinkos ministeriją Graikijos ir Kipre įtraukėme Žemės ūkio ministeriją vien tam, kad užtikrintumėm atitikti ES teisės aktams. Na taip, nacionaliniai teisės aktai gali suteikti šiek tiek laisvės, bet tai nereiškia, kad vyriausybėmis galima pasitikėti labiau negu privačiomis organizacijomis, diegiančiomis standartus. Yra daug iniciatyvų, kurios kyla iš privataus sektoriaus ir aš visą laiką sakau, kad tada, kai jau yra taisyklės, tai nelabai svarbu, koks sektorius. Bet aš manau, kad visgi ir privatus, ir viešasis sektorius turi dirbti ranką rankon. Jie turi dirbti kartu ir bendradarbiauti. Taip, mes jau daug aptarėme, su kai kuo nesutikome, dėl kai ko sutarėme, bet jeigu kalbėsime apie tą ateities sistemą, kokiu vienu žodžiu arba vienu sakiniu įvardintumėm, kuo turėtų būti grindžiama ta nauja sistema? Na, tarkim, buvo pasakyta daug dalykų, bet jeigu reikėtų viską susiaurinti iki vieno labai svarbaus elemento, užtikrinančio, kad sistema būtų geresnė negu ankstesnė. Kas tai būtų? Patikima, išsami, stabili. Viskas. Sakyčiau, patikima ir skaidri. Iš technologijų pusės. Dirvožemio sveikata. O jūs, ką jūs pasakytumėte? Sakyčiau, motyvacija ir aktyvumas. Startuoliai, farmacija ir vartotojai. Ir apibendrinti visų pastangas. Tada gausime gerą rezultatą.
Noriu visiems padėkoti už šią labai įdomią diskusiją. Ir prieš padėkojant Jums aplodismentais, noriu pasakyti, kad renginys beveik baigėsi. Bus dar vienas toksai didelis apibendrinantis sesija. Bet dabar aš Jums dėkoju. Mes nulipsime nuo scenos. Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą ir taip pat ačiū diskusijos dalyviams už jų įžvalgas. Kokia ilga diena. Neketinu užimti daug laiko, bet noriu pasakyti kelis baigiamuosius žodžius. Tikrai, paskutinioji diskusija buvo be galo įdomi. Ji parodė, kad nepaisant to, kad mes daug ką darome, daug žingsnių yra gyvendinama, vis dar lieka daug iššūkių. Aš pabandysiu apibendrinti šią dieną. Technologijos vis dar matomos kaip labai svarbios situaciją keičiantys veiksniai. Mes kalbame apie galimus pokyčius, kuriuos atneš technologijos agromaisto sektoriuje. Mes per visus ateinančius metus dirbsime ir bandysime įvertinti kitais metais, kaip mums sekasi. Žiedinių sistemų iškilimas ir šiandieną daug kalbėjom apie bioekonomiką, apie žiediškumą, apie maisto atliekų valdymą, tvarkymą ir panašiai. Taip pat aptarėme ir anglies valiutos potencialą. Tačiau nepaisant to, kad žinome daug ir kad turime daug patirties, agromaisto sektoriuje lengvų sprendimų nebūna. Ir tai reiškia, kad mes turime veikti kartu. Aš ne vieną kartą esu kartojusi tą žodį, pakartosiu ir dabar - bendradarbiavimas. Jeigu mes nebendradarbiausime visoje maisto ir vertės grandinėje, jeigu nebendradarbiausime tarp sektorių, mums bus sunku įgyvendinti visas tas naujoves, kurios padės transformuoti agromaisto sektorių. Labai svarbią funkciją vykdo arba turi maisto perdirbimo grandinė. Šią sesiją moderavau aš ir sužinojau įdomių dalykų apie tai, kokia svarbi yra maisto perdirbimo grandinė visoje vertės grandinėje. Politinis reglamentavimas. Raginu visas organizacijas bendradarbiauti su politinių sprendimų priėmėjais, politikos formuotojais. Be jų mes negalėsime įgyvendinti jokių visų tų gražių dalykų ir veiksmų, apie kuriuos kalbame. Moterų įgalinimas agromaisto sektoriuje, mano mėgstama tema, mes visą laiką tą skatiname. Galbūt kai kurie iš jūsų matė visas tas nuotraukas moterų iš EVA programos ir tikiuosi, kad ta programa ir bus tęsiama Lietuvoje dar ne vienerius metus.
Ir labai linkėčiau, kad kiekvienoje šalyje atsirastų tos programos ir skatintų moteris imtis lyderystės. Švietimas, informacijos klaida, sprendimų priėmime ir politikos formavime labai svarbu nepamiršti bendradarbiavimo su mokslo pasauliu. Ne tik reikia skleisti žinias, bet ir įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Ir galiausiai, ateitis jau yra šiandieną, ne rytoj. Noriu padėkoti visiems partneriams, kolegoms, svečiams ir susitiksime kitąmet.